Aš nesijaučiu, kad aš per atostogų kažką labai daug nuveikiu gyvenime. Po atostogų tu save pradedi graužti, kad tu galėjai neilsėtis, tu galėjai gal tokį darbą padaryti. Aš blogai jaučiuosi, bandydama atsijungti, nes netgi mano tas poilsio kažkoksai laikas, jis yra suplanuotas. O čia sėdi serialų žiūri, tai kaip tu čia taip pasieksi, tu nemastai apie savo ateitį. 5 ryto atsikėliau, lavystą, pabėgiau. Bet ir man būna blogų dienų. Jo. Kaip negali būti blogų dienų, come on. Tėtis rėkia ant manęs, mama rėkia, niekas neišeina, ten virtuvė degas vyla. Kaip tu taip gali, kaip tu toks ramus, kaip tu gali pasidaryti visus reikalus. Ir paskui mama ateina į kambarį ir sako, tai vakar mūsų visi šeimos padarė. Jo, visa virtuvė kambarį. Tai labas, su tavimi sveikinasi podcastas Nežmoniški žmonės. Mūsų podcastas išeina kas antrą trečiadienį LR2 YouTube ir apie tai mes tau primename LR2 Instagrame. Taigi, go check it out. O šiandieną mes kalbėsime apie apskritai gal besaikę rutiną ir bėgimą joje. Ir tai tokį, kad kartais yra žiauriai fainai sustoti ir atrasti laiko poilsiui. Ir apskritai, kas mus kuria ir kas padeda susigaudyti toj savo rutinoj ir planuoti laiką. Šalia savęs turiu Roką, aš esu Milda, čia yra Atėnė ir čia yra Samuelis. Galite prisistatyti. Tai esu Rokas, esu iš Kauno, man 17, esu 11 klasiai, gatvės šokius lankau, daug ką veikiu, daug kur einu, mėgstu kalbėtis, aišku, nebereiklo čia esu. Tai čia būtų trumpas pristatymas apie mane. Okay. Aš esu Milda ir mes su Atėne esam šito podcast'o kūrėjos ir kažkaip nežinau, aš irgi esu labai kūrybinis žmogus ir man labai yra įdomu ir kurti, ir kalbėti ir aš šiaip esu neužsičiaupianti radiją. Bekuriant šitą podcast'ą ir kažkaip, kai mes galvojom šitą idėją, man buvo toksai didelis jausmas, kad mes turim paliesti tą temą, kuria yra vengiama kalbėti, nes tai yra mūsų rutina. Ir atrodo, kai yra apie rutiną nieks nenori kalbėti dėl to, nes tai nėra džiaugsminga. Tai dėl to mes nusprendėm apie tai pakalbėti. Tai sveiki, esu Atėnė, man 18, esu iš Kauno. Sakau, kaip čia toks labai įtemptas yra metas, visokie artėjantis egzaminai, nes kadangi abitūra man, tai labai užsisukus toj rutinai ir dėl to esu čia kaip pakalbėti, nes šiaip esu toks žmogus, kuris siekia naujų tikslų, siekia kuo aukščiau gyvenime padaryti kažką daugiau negu galiu. Tai labai svarbi šitą temą. Sveiki. Aš esu Samuelis Saukalas ir man yra 19 metų. Nejaučiu, kad turiu kažkokią labai stiprią rutiną gyvenime. Ir man patinka dalykai, kuriuos galiu įsijausti, į kuriuos galiu skirti laiko. Ir man patinka mėgautis. Tai dabar toks labai fainai, nes kažkaip visi turi tas skirtingas patirtis. Ir ypač, kai kalbant apie rutiną, man atrodo, tai labai yra individualus dalykas, nes realiai mes patys dėliojame savo kažkokį gyvenimo patrinsą, pagal kurį mes norim gyventi. Ar tai kažkur laiko daugiau skirti, ar kažkur mažiau. Ir man atrodo, kad tas po atostoginis epizodas, kada mes esam visi pailsėję, visi geros nuotaikos, po švenčių, su, nežinau, gal kažkokiais išsikeltais naujametiniais tikslais. Kažkaip taip atrodo, vėl sugrįžti į tą mokyklą yra ganėtinai sudėtinga. Tai kaip jums tas sugrįžimas ir ar apskritai po kiekvienų atostogų, nes tai nebūna vieną kartą, kad mes turime atostogas ir mums vieną kartą būna sunku. Tie momentai pasikartoja kažkaip per visus metus daug kartų ir atrodo, galbūt per atostogas ta rutina kažkaip išyra šiek tiek. Tai kaip jūs sugrįžtate į tą rutiną? Aš nesijaučiu, kad aš per atostogas kažką labai daug nuveikiu gyvenime ir man būna visai įdomu sugrįžti į mokyklą, man įdomu kokios pamokos, man įdomu sužinoti kažkokius naujus dalykus. Tai ir aš pasilgstu taip pat žmonių mokyklai, tai man gera grįžti. Nežinau, kiek aš gal ir su savo draugais kalbu ir taip toliau, bet gal čia tiesiog aplinkos dalykas, kad pas mane žmonės į mokyklą eina iš reikalo, o ne iš kažkokio didelio noro. Tai
žinai, keista, kai sutinki žmogų, ypatingai paauglį, kuris iš tikrųjų nori eiti į šūlę. Aš eidamas mokyklą jaučiuosi produktyvesnis. Tai aš jaučiu, kad, aš nueisiu į mokyklą, aš pasimokysiu, aš kažką išmoksiu, o to darysiu galbūt kažkiek namų darbų, aišku, ne visus. Ir tiesiog ir viskas. Tik tiek. Okay. Man gal priešingai negu Samueliui, man tai yra mokykla tiesiog keltis anksti, varyti vėl tos pamokos, ta pati rutina ir visa kita. Man gal tas, kad per atostogas leidi savo pailsėti, žinai, bet kai grįžti po atostogų, tu save pradedi graužti. Kad tu galėjai neilsėtis, tu galėjai gal tokį darbą padaryti, tu galėjai tą nuveikti, tu galėjai pasimokyti ten dar kažką, nebūtinai su mokslais. Ir tad gaunasi, kad tada tau poilsis tampa vos kaip čia tingėjai daryti. Tai yra tinginystė, tai nėra poilsis, tai yra tinginystė. Ir tas, kaip sakau, tas užsiburantis, tas nesibaigiantis ratas, kur tu užstringi jame. Ir tai būna pailsi, ateina kita diena ir vėl tau nebeleidžia ilsėtis ir vėl tave pradeda graužti. Aš manau, tas labai, labai, labai sunkus metas būna. Aš labai greit norėjau, dėl to viso to tingėjimo, tai man reikia anksčiau buvo tas toksai dalykas. Bet aš kažkaip jaučiu, kad aš tai tiesiog priemu tą kažkokį buvimą. Tai, kad, gerai, aš ne visą pražiūrėjau visą dieną serialus, tipo, okei, kad prarodinėje, ne? Jo, bet man tai atrodo, kad man to reikėjo ir aš savęs per daug negraužiu ir linkiu irgi negraužti. Tai va, čia reikia išmokti tą, žinai. Tiesiog, aš lankiau kažkada psichologiją ir jinai sakė, kad, tu savęs, tau turbūt reikėtų, galbūt tą dieną tik galėjai tik tai pasielgti. Tai man atrodo, kad kažkaip, aišku, tik turėjo aišku ateit laikas, kol aš su jas nebegraužiu dėl šitokių dalykų, bet jo, tai va. Kaip tau, Rokai, kaip tau dėl grįžimo į mokyklą ir apskritai, ar tu esi tas žmogus, kuris laukia ir turi kažkokią konkrečią tikslę rutiną, ar tu esi tas žmogus, kuriam, kuris just go with the flow ir, tipo, tu leidi ten savo, kaip Samuelis sako, sorry. Tiesiog kažkaip parotinti ten dieną ir taip toliau, ir tu dėl to nesijauti blogai, ar tau yra tas tipo, produktyvumo momentas, kada tu, blemba, tipo, galėjau kažkaip kitaip šitą laiką išnaudoti? Aš nežinau, man į mokyklą grįžti tiesiog yra sunku ir keista po atostogų, nes tu tiesiog realiai gali miegoti kiek nori, veik ką nori, būti su kom nori ir kada nori. Ir taip kažkaip grįžti po atostogų ir taip vėl keltis anksti, kas, aš, pavyzdžiui, mėgstu pamiegoti ir dar ypač, kai dabar žiema, šalta, taip šiltai miegi, atsikeli šiltai ir taip sunku atsikelt, aišku, reikia atsikelt. Jo. Tai nežinau, pas mane kaip ir tas, aš nepasakyčiau, kad aš jaučiuosi, kad esu rutinai. Aš vis tiek kažkaip visą tą stresą po mokyklos, visą kitą tiesiog kažkaip taip iš savęs išmetu, lankydamas šokius. Gatvės šokius aš jau lankau, nežinau, gal 5 metai, tai tiesiog kažkaip ateinu šokius, išsišoku, su draugais pasibūnu ir taip kažkaip ir stresas dingsta, ir nervas dingsta, ir taip kažkaip pamiršti apie problemas visas. Tai aišku, mokyklos aš nelaukiu niekada, nelaukdavau. Nežinau, aš kaip ir mokytis taip nei mėgstu. Ta prasme, aš žinau, kad man reikia kažkokį bendrą išsilavinimą turėti vis tiek mokytis, nes vis tiek tai mano ateitis. Jo. Tai tipo, visuomeniai priimtinas labai reikalingas dalykas. Man atrodo, galbūt mes dažnai ir nuvertinam šiaip žmonės, kurie baigia mokyklą anksčiau, ne? Pavyzdžiui, nuo 16 mokslas yra nebeprivaloma šiaip jau. Jo, bet kažkaip vis tiek gyvenam su to mindsetu, kad tipo, blemba, bet reikia į mokyklą, nors kad ir kaip nenorim. Tai, nežinau, aš tiesiog tos rutinos neturiu. Aš iš jos pabėgu atšokdamas, sportuodamas, su draugais kalbėdamas, tai apie mokyklą, tai... Labai fainai tas, kad turi tokių, žinai, pabėgimo, tokių, kaip sakau, šaltinių, kur tu gali pabėgti, išleisti viską. Aš kažkaip dar vis netradau man. Taip, nieko nelankai dar kol kas, ar? Ne, tai tada lankyti, kai žinai, kai abitūra, tai man labai tas daug kažkaip... Abitūra? 12 klasė. Ai. Tiesiog yra taip kaip... Ai, tai 12, tai aš irgi 12. Na tai va. Aš irgi nelankau dabar. Simyčia. Žinai, ir tai va, aš esu labai savikritiškas žmogus ir aš sau neleidžiu pailsėti. Čia yra tas labai blogai, nes
aš kaip leidžiu savo pailsėti, tai aš vis tiek save pradedu graužti. Pavyzdžiui, būna visą dieną pražiūriu serialus. Aš manau, čia kažkiek įtakos turi socialinė medija. Nes vis tiek tu pamatai, pavyzdžiui, kaip kiti paaugliai ten kažkur nuvarė, ten dar kažką, ir tu pradedi galvoti, kad blemba, kaip norėčiau, ir tada pradedi save graužti, kad bet tu gali tai padaryti, o kodėl tu to nedarai. Ta prasme, norėjau, ten kažkur nuvarė kokį nors kanalą. Va čia sėdi serialų žiūri, tai kaip tu čia taip pasieksi, tu nemastai apie savo ateitį. Ir toks, kur, manau, čia jau yra kaip, manau, ne vienas paauglys taip jaučiasi ir yra jau kaip mano problema, nes aš turiu susitvarkyti su tuo, bet tas labai, ypač tuo šaltuoju, žinai, metu, nes natūralu, pavasaris, vasara, tai jau viskas, ir tai toks let's go, bet tas šaltuoju laiku, tai būna, kad, nepabėgi iš to. Visiškai nepabėgi. Bent jau, pažiūrėjau, aš esu pozityvus žmogus ir man kažkaip visą laiką, kaip tu, Rokai, sakei, reikia surasti kažką, kad pabėgti nuo tos rutinos ir aš net šiaip realiai tada kartais pagalvoju, blemba, gal tada ta rutina apšė nereikalinga. Tipo, gal man jos iš viso nereikia, žinai. Ir tada aš pagalvoju, kad bet mano gyvenimas pradėtų griūti, jeigu aš jos neturėčiau. Ir tada aš turiu draugą Samuelį, kuris gyvena be jos ir kažkaip įmanoma galbūt susitvarkyti ir tada pasimetu kažkokioj tokioj spiraliai savo minčių. Kad tai man čia reikia tos rutinos, nereikia. Man atrodo, kiekvienas žmogus ją turi, bet jinai visiems yra kitokia. Ir kai kurie žmonės, pavyzdžiui, jos tiesiog nesidėlioja, ne? Kaip tu gal, Samai, ar dar kažką, bet man atrodo, kad jeigu aš jos neturėčiau, pas mane ar tai planai kažkaip griūtų, ar aš nieko nespėčiau, tai tas gal kažkoks laiko planavimas šitoj vietoje yra labai svarbus. Aš tai asmeniškai, kaip apie mane šnekėjai, kad aš neturiu rutinos, aš kaip man rodos, kad aš jas niekada gyvenime neturėjau ir aš stengiausi ją turėti ir aš dabar šiaip stengiausi ir planuotis visą laiką ir taip toliau, nes galvoju, gerai, man irgi 12 klasė ir aš tiek turėsiu galbūt kažką studijuoti, kažkiek aš vis tiek noriu padaryti tos visus darbus, aš noriu mokytis, aš noriu, taip toliau, bet aš galvoju, kitiems žmonėms geriau yra galbūt planuotis laiką ir tai jiems yra įprasta ir jeigu tu jauties, kad tau tai yra gerai, tai aš manau, kodėlgi ne. Bet aš tai jaučiu, kad, aišku, man reikia galbūt šiek tiek tos rutinos ir aš turiu galbūt kažkokią tą rutiną, bet, pavyzdžiui, suplanuoti laiką tai irgi yra labai labai geras sugebėjimas. Tai aš, pavyzdžiui, labai žavėdavausi, kiek tu daug visko padarai ir taip toliau ir aš galvoju, aš tai taip negalėčiau, tipo, ten lankyti šokius, ten podcastą kurti, ten trale, žodžiu, ten viską ten ir su tiek daug žmonių susitikinėti, nes kai aš, pavyzdžiui, tave kviečiu, pavyzdžiui, susitikti ten su draugais, ten taip toliau, ir tave atsakai, čia gerai galim susitikti, bet, pavyzdžiui, aš ten už 2 valandų ten turėsiu su kažkuom ten kitus susitikti ten. Ir viskas taip, wow. Keli gimtadieniai iš eilės netgi. Tipo, ką? Aš net neįsivaizduočiau be rutinos. Bet žinai, kas yra tas dalykas, kad, pavyzdžiui, tu irgi kaip Rokai sakei, kad tau reikia neatsijungti. Pavyzdžiui, pas mane yra tas dalykas, kad aš kaip Atėnė, aš blogai jaučiuosi bandydama atsijungti, nes netgi mano tas poilsio kažkoksai laikas, jis yra suplanuotas. Ir, pavyzdžiui, ar tau taip yra, Rokai, ar tu kažkaip kitaip žiūri iš tą poilsį ir tu leidi savo tiesiog, tipo, just be. Pas mane poilsis tai iš vis labai skirtingai. Aš nežinau, kaip apibūdinti, dažniausiai būna taip, grįžtu namo ir prie TikToko sėdžiu. Realiai, ta prasme, arba TikTokas, arba ten su draugais chatiniu, susiskambinu su kažkuom, aš, pavyzdžiui, iš vis kartais net panepinu. Tai čia toks mano poilsis. Arba, kad ir, nežinau, aišku, visiems skirtingai, bet man kartais netgi tas poilsis yra tie patys šokiai. Ar ten su draugais susitikti. Nežinau, iš vis, pavyzdžiui, norėčiau prieiti prie Samuelio ir biškai netgi pritart, kad kai kuriems žmonėms netgi yra komfortiškiau turėti rutiną. Esmė, jie tiesiog, jie tokie žmonės yra, jiems tiesiog yra geriau, nes jie tada turi planą, jie žino, ką nori daryti, perau, bam. Bet, pavyzdžiui, aš, taip, nežinau, man tiek kartais gerai turėti rutiną, kartais ne. Nuėjęs paturi ją ir paskui nuėjęs pabėgi, palisi. Tai tai... Jo, bet,
tu matai, sakei tokius, tipo, išvardinai, ne, būdus, kuriais tu pailsi. Ir man atrodo, šiaip, čia visiškai nemoralizuojant ir taip toliau, nes manau, dauguma mūsų tai darome, kurie turi socialinius tinklus ar ten, nu, taip toliau. Ir realiai, manau, 99% žmonių, kurie mus žiūri, turi socialinės medijas. Tai man tai tas būna, kad, okei, aš tenai grįžtu ir tada aš žiūriu TikToką, Instagramą, ten taip toliau, bet tada atrodo, kad aš ir įkrentu į tą tipo savo spiral. Kad aš čia nėra galbūt geras būdas atsipalaiduoti ir man tada dažnai gal kažkokia irgi kaltė ateina, kad aš tikrai neatsipalaiduosiu, tipo žiūrėdama ir dar kišdama kažkokį turinį savo galvą. Tai tiesiog išsijung telefoną. But it's hard, tipo, yra sunku. Taip, tiesiog įdedi kažkur į kokią, ką žinau. Man vieną kartą draugas, atsiprašau. Viskas gerai. Mano draugas vieną kartą sako, tai tiesiog išmest tą telefoną, aš galiu už tai išmest. Aš sakau, bet čia mano pinigai, ne, ačiū, ne. Psichologinis dalykas. Visiškai psichologinis, jo. Aš turėjau kažkokį pažįstamą žmogų, aš net neatsimenu, bet sako, kad aš noriu ištrinti Snapchatą, manęs nereikalingas, bet aš tikai turiu siuntinėjų snapus. Sakau, tiesiog ištrink, tarsi mes sakau, ištrink ir viskas tiesiog tom ir pasibaigia. Tiesiog kartais reikia netgi, sakyčiau, kitų žmonių papušinimo padaryti kažką, ko tu labai nori. Pavyzdžiui, ten kai kurie sako, aš ten nebenoriu tik to, ko turėti, nes aš vos ne praleidžiu pusę poros ant to. Noriu eiti miegoti ir žiūri tik to, ko toliau ir miego režimas susigadina ir visa kita. Tai kartais reikia, kad papušintų kiti žmonės, artimi, kad tie draugai, nežinau. Tėvai, kitas dalykas yra jau. Tėvai jau per kitą prizmę pušina ir kartais netgi netinkamai. O draugai, jau kitas dalykas. Tai... Dar galima dar su draugais daryti, kad, jeigu geras draugas, tai sako, tai davai kartu įsititrinam ir žiūrim, kiek ilgiausiai mes išbūsim. Tiesiog geri draugai ir taip susitarė ir tai labai padeda. Tokia kaip palaikymo, gal, žinai, vis tiek, aš manau, paaugliams labai to trūksta, nes vis tiek tas metas viską trūksta to palaikymo, tokio, žinai, kaip sako, kumščio į petį, kad, davai, eik tik tai, žinai. Man atrodo, šiaip apskritai, kad vienaip ar kitaip žiūrint, socmedijos yra priklausomybė ir čia bet kokiai turbūt priklausomybė galima šitą taikyti, kad kartu yra lengviau. Nes tada tu vienaip ar kitaip esi priklausomas kažkiek nuo kito žmogaus. Ir tas tada, toksai, kad, blemba, dabar jeigu aš atidarysiu TikToką arba tipo Instagramą, tai man bus pipies, nes aš blogai jausiuos, sąžinė, tipo, graužia, realiai. Tai... Jo, bet man atrodo šiaip apskritai, kad sakau, po atostoginis metas yra tas, kur bent jau pas mane, dėl ko aš sakau, mes ir labai norėjom kalbėti apie tas rutinas, nes atrodo, kad tiesiog vėl grįžta ta pati banga tų visų atsiskaitimų, to viso, tų pačių veidų, tų pačių, prasme, kad tu vėl įpranti į tą savo normalų gyvenimą ir nebegali veikti jaulų tipo ritmu, nes tu turi atsakomybės, tu turi pareigas ir taip toliau, ir tu jas turi atlikti. Ir tada kažkaip atrodo, kad tiesiog įkrenti į tą tokį išgyvenimo momentą, kad tu nebegyveni, o išgyveni. Ta prasme, egzistuoji. Egzistuoji, jo. Ir taip man vos, kaip žinai, kaip kalėjime, koks kaliniai, žinai, kur braukia dienas, kiek gyvena. Tai toks, aš manau, tas tampa, kad paauglys, galvoju, išsibrėžia, gerai, nauja diena, keliamės, judam, darom. Grįžti vėl ir tas toksai. Čia dėl rutinos ar dėl, pavyzdžiui, socialinių tinklų ir dėl tų visų priklausomybių, kad jauties kaip... Manau, kad tai būdų yra tas dalykas. Jo, nes, kaip mes nemėgstam pripažinti, ypač aš, kai man kokią mamą pasako, tai padėtum telefoną, tai pamatytum, kaip geriau būtų. Tėvai tikrai yra štai. Šiaip padeda. Tikrai padeda. Bet žinai, kas yra, čia yra principo dalykas. Bet čia reikia pačiam tai suprasti ir tai reikia tiesiog pačiam išmėginti, tiesiog pačiam turi daryti. Aš labai dažnai man yra daug, viską visi sakė gyvenime ir taip toliau. Ir, kiek aš čia turiu to gyvenimo, 19 metų, tai čia nieko nėra, bet... Bye bye. Bet, vis tiek... Žodžiu, kad gal reikėtų vykti kokią aplinką, kur, nežinau, į gamtą arba... Žinai, netrandi laiko. Mes kaip paaugliai, žinai, tai mokykla užsisukės rutinas, ten būreliai kokie, dar kažkas projektas. Ir tada tu tokia kaip, nežinau, aš sakau, aš kaip esu savikritiškas žmogus. Ir aš save visą laiką, ką aš blogai darau, aš, pavyzdžiui, nevertinu tų dalykų, kurių pasiekiau.
Man, pavyzdžiui, yra tiek tėvai sakė, tiek draugai yra sakė, tas, kad pas tavai yra problema, kad tu labai save numenkini ir kad tu ką pasakyti, tu žiūri, kaip čia paprastas dalykas. Yeah. Nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, nuvykau į projektą, sakau, nu, tai bet čia bet kas gali nuvykti. Tada man sako, bet tu nuvykai, tu padarai, ta prasme, ir tu turi vertinti, tai nesako, jeigu tu taip, nu, va, tai reikia išmokti save, kad nedaryk, kad taip gerai yra siekti tų aukštų tikslų ir save skatinti, bet toks tu gali sužlugti, jeigu tu per daug į tai žiūri. Žinai, nes vis tiek mano gyvenime tas yra vis tiek 18 metų, jau reikia rimčiau čia pradėti visur žiūrėti ir viską. Nors tą ateitį turėti, nu, toks ir užsisuka labai. Atrodo, galbūt yra kažkokios socialinės normos arba stereotipai, kurie taip mus priverčia galvoti. Ir tada dažnai, tu kai išgirsti kažkokį va tokį savęs įrėminimą, ne, ten ar kažkokią tėvų primestą nuomonę, mokytojų, nu, belenkokių suaugusių žmonių, kaip turėtų atrodyti tipinis 18-metis arba žmogus jau, kuris yra on the edge keliauti į suaugusio, nu kaip čia, į suaugusių, tada tu labai galbūt, žinai, savikritiškai pradedi vertinti. Ir man atrodo, mes labai dažnai, apskritai mūsų visuomenė yra linkusi į save žiūrėti kaip į nepakankamus. Ir galbūt yra labai to mažai dėkingumo. Nu, ta prasme, kad kodėl mes turim apskritai taip komplikuotai žiūrėti dalykus. Atrodo, kad čia kažkaip buvo toks dalykas, kad vakar sužinojau labai įdomų fun factą per biologiją, kad sūris atsirado neolito laikais. Ir aš tokia galvoju... Jo, sūris atsirado neolito laikais. Ir aš tokia galvoju, eina savo. Aš galvoju, kokie žmonės yra komplikuoti. Ta prasme, kiek mes daug problemų susidarom ir mes neįvertinam tokio dalyko, iš tikrųjų, kokie mes esame išradingi ir kokie jau buvom prieš 1000 metų išradingi. Ir kodėl mes taip turim sudėtingai galvoti apie save. Tai va. Nes visai, žinai, nori tų labai aukštų gyvenimo tikslų, nu, kaip ir sakau, užsibrėžia ir jie tiesiog, nu, nemato, kas aplinkui vyksta, kad kaip viskas keičiasi, kad galbūt nepavyks taip, kaip tu nori, kad pavykti. Tai turi kaip tik save, nu, aš kaip tik dabar labai susikūręs tokią TikToką kaip accountą ir aš ten, nu, kaip užsivadinusi, tenais, kad bio, žinai, užsirašęs, kad tai žodžiai, kurių trūko man. Ir ten aš pastebėjau, kad žmonėms labai to reikia, kad žmonės komentuoja net tuos video, kad ačiū už tokius žodžius, žinai, jo, ten aš visą laiką būnu tokius, kaip sakau, kad ten tu gali kalnus nuversti vaikę. Tu, kad ir jeigu šiandien padarėjai, kad tik tais egzistavai, tai gerai, aš didžiuojas tavim, ten saulė jau pakyla, nusiramink, jau gali žengti žingsnį. Nu ir va tokius, kur užmėtų ir aš pastebiu, kad žmonėms to trūksta labai. Ir aš nežinau, gal tas, kad aplinka neduoda, ar mes nevertinam tą iš aplinkos, bet va trūksta žmonėms to tokio, kad vieno sakinio, žinai, arba vieno žodžio, kur tas žmogus tiesiog savį geriau pasijustų. Ir aš manau to visiems, kad ir kaip mes, pavyzdžiui, nenorim pripažinti, bet mums to trūksta tikrai. Tai trūksta, kad ir to, žinai, paprasto apsikabinimo. Gal, jeigu kas nemėgsta apsikabinimų, nežinau, šiaip tiesiog rankos palaikymas, dar kažką žodis. Taip, to jausmo, žinai, tokio saugumo jausmo, žinai. Ir žmogiškumo. Aš ar norėjau paklausti tavęs, o tau pačiai tas accountas, nu, vis kažkiek padeda, tu pati sakai, kad na, aš ten vis tiek daug ką pasiekiu, bet aš kažkaip labai neįvertinu ir kažkaip noriu dar toliau ir man tai atrodo paprasta. Ar tavo pačiai tokie žodžiai? Man tai, pavyzdžiui, padeda, nes aš kaip pradedu rašyti ten, ir būna pasižiūriu ir angliškų tų visokio, aš nebūtinai, kad čia iš mano kūrybos yra tiesiog, nu, iš kur mano kūrybos aš pasirašau tokiu kaip simboliu, bet yra tokių, kur iš anglų kalbos, pavyzdžiui, gražiau išverčiu į lietuvių kalbą ir pridedu kokių gražesnių žodžių, žinai, nes anglų kalba vis tiek ten labai paprasti žodžiai yra. Taip. O aš savo tokios kūrybinės kaip perspektyvos, man, pavyzdžiui, padeda, aš kai kuriu, aš tai būnu net vieną kitą ašarą išrieda, nes toks perskaitai lyg savo, ir tada tu kai įkeli, tada tu pačiakini tą accountą ir tu perskaitai komentarus, kur sako, pavyzdžiui, ačiū, man to reikėjo, tam buvau irgi įkėlus apie tai, apie kitą žmogų, tas antrosios pusės suradimą, kur man labai, nu, toks wow mintis buvo, kad ten tikiuosi rasi tokį žmogų, kuris tave vertinasi lyg loterijos laimėjimą, kuris pastoviai džiaugsis, ten tikiuosi susitiksi ten žmogų, kurio akys iš vis išgirdus tavo vardą. Ir toksai, kur, nu, vienas žmogus buvo pakomentavęs,
ilgą žinutę, kad aš labai ten tikiuosi, ir man toks buvo, kad, wow, kitam žmogui irgi tas labai padeda. Ir toks, labai geras jausmas gauti, man iš viso apskritai patinka kitiem duoti, negu pačiai gauti, nes aš suprantu, kad aš kažkam padariau gerą. Jo. Man tai šiaip atrodo, kad užtrenka vieno žmogaus kažkokiam, kad nuverstų kalnus. Kad ir vieno sakinio, kad ir vieno žodžio, kad ir, ką žinau, net ir žvilgsnio kažkokio, tiesiog, kad tam tikrų laikų, aš manau, labai labai daug duoda. Taip. Tai va, taip, Rokai, tu norėjai kažką prieš tai sakyti, kai Adėlė kalbėjo ir mes save pertraukėme. Ne, aš tiesiog norėjau pridurti, kad žmonės labiau užsidarė šiuo metu tiesiog. Nežinau, čia gal tiesiog tokie laikai, kur seniau žmonės labiau atviresni buvo, dabar tiesiog visi žmonės labiau užsidarė. Gal bijo sakyti savo nuomonę, nes bijo, kad juos žiūrės ne taip. Net aš taip galvoju, kad jeigu kažką, pavyzdžiui, nepritapsiu prie Hebros, ten pasakysiu kažką net ir nebendraus ir bus ten numestas į šoną ir taip toliau, neturėsiu draugų ir taip toliau. Tai tiesiog, norėjau apie kad žmonės labai sudarė šiuo metu. Tai tada vienišumo baimė galbūt, aš manau, tas yra. Jo, kad žmonės bijo būti vieni su savim. Bet man atrodo, kad šiaip apskritai, dėl ko aš ir sakiau, kad toj rutinai atrodo, kai mes paskestam, kaip svarbu yra tiesiog surasti laiko poilsiui. Ir galbūt tas poilsis nebūtinai turi būti ieškojimas kažkokios informacijos ir taip toliau. Tarsi, tai gali būti tiesiog paprastas žiūrėjimas į sieną. Man atrodo, kad šiaip apskritai, kaip tu sakai, kad dabar visi bijo to vienišumo, tai man atrodo, kad gal net ne vienišumo bijo žmonės. Savęs. Bet jo, bijo ir savęs, bet bijo ir nuobodžiaut. Atrodo, dabar tokia greita visuomenė. Aš nežinau. Nežinau, gal. Aš tai pritariu visiškai. Aš taip pats labai bijodavau nuobodžiaut. Ir dėl to aš labai pradėjau naudotis ten visom tom technologijom, ten ekranais, ten socialiniais tinklais. Aš pradėjau naudotis dėl to, nes aš jaučiau, kad aš to nenoriu daryti namų darbų, nenoriu ten kažko, nes man šiaip, man nuo pat mažens labai nepatinka daryti, ką man sako padaryti, ką aš privalau padaryti. Ir aš manau, kad aš iki dabar šiek tiek dėl su tuo maištauju. Tiesiog viduje pats to nejausdamas. Ir aš jausdavau, jeigu aš kažko nieko nedarysiu, tai aš tuomet tiesiog nieko nedarysiu. Tai aš todėl pradėjau žiūrėti kažkokius filmus, nes aš tuomet kažką darau, bet to pačiu aš nieko nepadarau, dėl to, kad aš darau kažką, kas yra nelabai produktyvu. Kalbant apie tas rutinas, aš, pavyzdžiui, mes sėdėm socialinėse medijose, tai pastebėjau labai daug pradėjo kelti vos ne spend a day with me, tipo, ir toks, ką veikia gyvenime. Tas, man, pavyzdžiui, žiūri... Idealizuojama rutina. Jo, kad yra idealizuojama, kad, pavyzdžiui, neparodo tų tokių, kai tau tikrųjų blogai buvo. O parodo, kad viskas happy, čia nuėjau, čia kabutės pasėmiau, čia namo grįžau. 5 ryto atsikėliau, lavystą, buvau pabėgoti. Ir tas, kad, kodėl yra taip idealizuojama, nes vis tiek mes visi paaugliai sėdim tose socialinėse medijose ir mes kaip pastebim, tai mes dar labiau save graužti pradedam, nes nepagalvojam, kad tas žmogus tiesiog kelia dėl turinio, dėl tų peržiūrų, kad, pinigų. Jo, ir tas, kad mes vis tiek pagaunam save, kad, pas mane ne tokią dieną. Yra netgi iš mano mokyklos žmonių, kurie tokius kelia video. Prieš, pavyzdžiui, pagalvoju, kaip atsikelia, 5 ryto ir visi haha, viskas labai gerai. Aš galvoju, aš atsikėlęs ir tai aš ten jau velnės tampu, jau aš ten, man kažkas pasako mama žodis, ten jau ragus iškeliu. Man jau iš vis negalima, kuriem žmonėm tiesiog, jeigu man kažką ryte pasako, aš visas susinervuoju, aš iš vis nekalbėk su manim. Aš, pavyzdžiui, ryte buvau nesukalbama dėl to, nes, gerai, pavyzdžiui, aš negaliu ryte be sporto, tai aš turiu bent jau prasistrečinti, aš visiškai to neidealizuoju, nes aš atrodau kaip ten, žinai, kaip karvė ant ledos, tai jogą savo darydama, bet man reikia, kad tiesiog aš pabuščiau, bet iki to momentu mano visa šeima žino, kad davai, su manim nekalbėkit. Ta prasme, palaukit biškį, kol aš atsibusiu, bet kaip tu sakai, nes aš želiai kai velnės būtų. O tai kaip tie žmonės, tu kažkada su jais kalbėjai? Ar jie realiai... Aš taip paviršutiniškai jas pažįstu. Vis tiek turim šokias mokyklos kažkokius renginius, kur vis tiek reikia ten kalbėtis, bendrauti, pasakyti, ką padaryti, ko nedaryti. Kalbėk. Jo, tai aš kaip, pavyzdžiui, pasižiūriu tas video, kad tik tokia pamatau ten
Ir paskui taip pagalvoju, va, kaip aš tą žmogų žinau, tai aš galvoju, nu, kai čia nėra realybė. Aš nemanau, kad tas žmogus kiekvieną ten dieną kažką skirtingo veikia, ten atsikelia, ten pasidažo, ten hihi, haha, ten viskas grįžti, mokyklą nuvažiuoja, viskas kiūti, patūti, ten gavau 2, viskas puiku, ten namuose grįžu, viskas linksma. Koks 2, taigi 10. Taigi 10 visą laiką. Kainai, ir paskui nežinau, ten namie viskas gerai, katinukas atėjo, viskas ten dienoraštį parašiau ir taip, aš tu kelk kiekvieną dieną ir kaip tu kiekvieną dieną, tipo, ten viskas tau hihi, haha, viskas gerai. Nu, aš nemanau, nu ir man, aš laimingas žmogus esu, okei, bet ir man būna blogų dienų. Jo. Kas, nu, kaip negali būti blogų dienų, nu, come on. Nu, ir kad galėtų daugiau kelti to, kad kai iš tikrųjų būna blogai žmogui ir gal tas žmogus nenori dėl to privatumo, žinai, bet atsirastų to daugiau, kad tai nėra, tai yra normali rutina. Kad jeigu tu gerai ten netakoja iš lovos išlipai, ten nenori su nieko šnekėti, nu būna dienų, kur tu nenori jokio kontakto turėti. Ir su tom viskas okei, jo. Taip, ir kad tas, it's okay. Tu nedaužtas su tam. Aš apie ką kalbu, kad žmonės bando tiesiog pritapti. Tiesiog viskas yra gerai ir aš tiesiog bando pritapti. Čia, kad tai, pavyzdžiui, tiesiog pavyzdys, kad ir nežinau, ten kokie influenceriai. Viskas okei ir paskui bando pritapti. Žiūrint kokie. Nu, jo, bet tas man reikėtų visiems parodyti tos ir tokios blogosios pusės, tikrosios pusės, kaip sakant, nebūtų fake. Tiesiog, nu. Bet žinai, tada žmonės, influenceriais tada sako, kad per daug dalinuosi. O ką aš pastebėjau, nu aš tai seku vieną tokią influencerę, kur jinai būna kelia, jinai realiai istorijos kelia taip, lyg tai būtų jos gyvenimo dienoraštis. Nu, šudinai buvo, tai neįkels, kad buvo šudinai. O kokia čia? Eina paslaptis. Ką? Kokia čia influencerė? Aš nežinau, ar galima sakyti, bet tas, tai, nu, galima. Tai Karolina Meskina man, pavyzdžiui, anksčiau nekeldavo hihi, haha, visokius, bet manau, gal tas pakeitė, nes jinai vis tiek dugrytė susilaukė, viską, ir aš tiesiog žiūriu jos storijas, kur jinai būna įkelia, nu, kad jai šudinai nebuvo, nu, ir jinai kels, kad jai buvo šudinai. Žinai, ir pasakos, kaip jinai jaučiasi, kas buvo, ir kur buvo tam prie ašarų, žinai, buvo linksma, jinai reikėls, kad jai linksma, žinai. Ir, pavyzdžiui, aš žiūriu jos storijas ir aš suprantu, kad tipo normalu, kad tai yra normalu, kad ir influenceriams irgi tas pats būna. Nėra jų ten gyvenimas toks linksmas. Bet tada jinai buvo reikėlus, kad kur sulaukia komentarų, pavyzdžiui, kur tiesiog, nu, manau, tikrai daug gauna, kur tu čia viešas žmogus, kam tu čia dalinies. Niekam neįdomu. Bet čia jos reikalas. Tai va, žinai, toks, kad... Nu, man peržiūrėjo jos istoriją ir taip... Gal. Ok, žinai. You go. Man visai jokinga, nes toksai... Mes ir praeitais metais juk filmavom podcastą ir man toks visai socialinis eksperimentas, nes praeitais metais, ypatingai per pirmas mūsų filmavimo laidas, nu, man buvo žiauriai šūdinas epizodas, ta prasme, tiesiog gyvenime. Man buvo labai blogas laikmetis, aš kažkaip bandžiau susigyventi su mokykla, su rutina nauja, su tiesiog apskritai savo tuometiniu gyvenimu ir kažkaip nepriimti tiek į save to pesimizmo ir supras, kad, tipo, nu, it's okay, mes visi kartais turim tuos ne tik blogas dienas, bet apskritai, tipo, blogus gyvenimo epizodus, kad atrodo niekas nesiseka, bet ant kameroje aš to nelabai galėjau parodyti, nes mes ne apie tai kalbėjom. Ir aš tada irgi pagalvoju, blemba, tai ar aš buvau fake su žiūrovais, tipo? Ar aš iš tikrųjų buvau neatvira ir ar čia viskas gerai, ta prasme, tame, ar aš turėjau teisę būti neatvira tuom, nes kažkaip vis tiek, kai tu esi kameroje, ne, arba apskritai žmonės, kurie kelia turinį į socmedijas, vat influenceriai, jie save nori kažkaip norėjau fancy šokį. Pozicionuot? Taip. Va, pozicionuot. Taip. Pozicionuot. Pozicionuoti. Tai va, tai kažkaip nori save pozicionuoti, kažkaip save parodyti ir tada atrodo, kad, nu tie remeliai vienai par kitaip užsideda, nes tu turi kažkokį įsivaizdavimą savo galvoj. Kai savį, žinai, viduje ir užspaudė ir tiesiog, nu, go with the flow, žinai, tiesiog. Ir tuo labiau to buvo pirmi kartai, tu net nežinojai, kaip elgtis. Pirmas blynas visada bus prisvylęs. Tiesa. Kuris blynas neprisvylęs. Man tai būna kaip tik skaniausia, kai aš pirmą kartą iškepu, o po to, kai antrą kartą būna blogiau, žymiai. A, ne? Jo, man pirmą kartą būna geriausia. Aš tai kažkaip, čia irgi toks, kalbant apie tos būdus, kaip aš apie poilsį dar, jeigu grįžtam prie poilsio temos,
Tai kažkaip aš neseniai visiškai bandžiau išsikepti tų didelių blynų. Kaip jau vadinasi? Lietiniai? Lietiniai. Jo, lietinių blynų, kuriuos moka kepti tik tais 2 mano močiutės gerai. Ir čia buvo toks, aš galvoju, blema, man neišeina niekaip atsipalaiduoti gerai, aš galvoju, aš einu tipo su tais blynais senai užsim. Ta prasme, aš būsiu labai geras vaikas ir aš pagaminsiu savo šeimai blynų. Žodžiu, gerai, ir aš gaminu tos blynus ir man neišeina. Man visiškai absoliučiai neišeina. Ten, kur tėtis rėkia ant manęs, mama rėkia, niekas neišeina, ten virtuvė degas, vyla, ten taip toliau. Ne, šiaip aš skaniai gaminu, bet kartais nepavyksta. Ir aš šiaip tada irgi galvoju tokia, Milda, bet tai tu bandai atsipalaiduoti, ką tu čia darai. Kodėl tavo tokios emocijos? Man kažkaip, aš pagaunu tą dalyką, kad kartais galbūt yra per didelės biški ambicijos ir aš prokrastinuoju pailsėti kartais. Aš nežinau. Apskritai aš pastebėjau, pavyzdžiui, kad mes kažkur, atrodo, kartais kažkur skubam, nors mes niekur neskubam. Noriu eiti pailsėti, pasakyti ten, tą padariau, to nepadariau. Ir atrodo, tu nori pailsėti, tada tu kažkur skubi. Nors pilno laiko laisvo turi, tu kažkur skubi, žinai, skubi. Mintis skuba kažką padaryti. Tiesiog, kad jis skirti laiko, tiesiog calm down, kad ir, pavyzdžiui, su gaminimu. Dariau sausainius 1 kartą, padariau labai gerai iš 1 karto, paskui 2 kartą dariau, norėjau 2 kartus padaryti. Ir aš vieną dariau ten pats, kitą brolį sakiau kaip daryti. Ir aš jau skubėjau, pamiršau vieną dalyką dėti ir viskas susigadino. Tiesiog tas skubėjimas, tiesiog reikia nusiraminti, tiesiog neskubėti ir viskas geriau būna kartais. Ir pailisi, ir mintis pailisi. Bet čia yra sunku tą padaryti. Nes tu save įtikini tą, kad tu negali to daryti. Nes tu nebeturėsi laiko, jeigu tu leisi savo nusiraminti, o kaip tik turim išmokti leisti, bet savo tiesiog atsipalaiduoti. Bet dažniausiai, kai tu atsipalaiduoji, galiausiai, kai tu atsipalaiduoji, nežinau, ar vaikščiodamas, ar tiesiog gulėdamas ant žemės, žiūrėdamas į lubas, ar kažką tiesiog rašydamas, tai arba per tą momentą, kaip tu tiesiog atsipalaiduoji, kažkaip iškvepi, tai tuomet tie kiti darbai, man rodžiu, žymiai geriau pasidaro ir žymiai netgi maloniau netgi jos daryti. Tai kažkaip man tai irgi tas labai padeda, kad suprantu tai. O jūs turit savo aplinkoje gal kokių nors žmonių, kur pavyzdžiui, labai žavio, ne, jų gyvenimo būdas ten, tarkim, atrodo, kad jie viską spėja, atrodo, kad jie spėja ir pailsėti ir taip toliau, ir tada atrodo, kad lyginat savo rutiną su tų žmonių rutina, arba gal kažkokius ten, nežinau, įvykius, momentus, jų kasdienoj ir savo kasdienoj. Ir ta toks, blema, šiaip būtų labai fainai šitą savybę to žmogaus turėti. Arba, fainai galbūt būtų šitą rutinos dalį pas save, ne? Ten, tarkim, keltis anksčiau, kad viską spėtum. Jo, brolio. Jis jaunesnis už mane 2 metais, bet jis yra toks, kur neapsikrauna. Jaunesnis? Jis toks, buvo pražau. Buvo, tai buvo. Gerai, varom toliau. Ir toks, kur būna, aš ten skubu, nervuojas, ten už galvos siemus, ten rėkiu, spiegiu, ten ko tik. Ir toks sako, tu apsiramink tiesiog, sako, tiesiog nedaryk. Arba pasidaryk kitaip. Kas čia tokia, sako, tai chill out, tai ne. Jo, toks, kur visą laiką mane toks, kur. Ir aš taip, kaip tu taip gali, kaip tu toks ramus, kaip tu gali pasidaryti visus reikalus, ten kažką. Tiesiog pasidarau. Ir ką? Žinai, toks, kur mane būna net erzina jo tas ramumas ir mes, pavyzdžiui, kaip šeimoje kalbam, kad turim iš jo mokytis, nes toks neapsikraun. Visiškai. Ten kažkas kažką ant jo pasakė, toks. Pavyzdžiui, buvo ten kažkaip taip, sakė asilas, aš toks, gerai, aš asilas ir ką. Ir toks, kur visiškai chill. Čia labai gerbtina savybė. Jo, aš tą bandau žiūrėti ir galvoju, plembo, wow, kaip tas, aišku, būna ten kai kurių dalykų nepadaro, ko reikėtų, bet ta savybė tokia, kur neapsikraut, visiškai. Žinai, toks. Just be. Bet būna, mano brolis Grimtos pas neapsikrauna, kad jis perspaudžia žmonės ties tuom. Paskui ant tiek, kad tiesiog tinginys tampa žiaurus. Pavyzdžiui, broliui pasakau, kam man pavalgius, jis tarkiai sako, aha, gerai. Praeina 2 dienos dar stovi tas bliūdas. Siaubas. Neapsikrauna, rimtai žmogus irgi. Aš irgi tam tikras dalykas neapsikraunu, bet jau kai stovi bliūdas 2 dienas ten, susitarkyk. Čia dar maža problema, bet pavyzdžiui, kai tai jau rimtesnis dalykas, arba mokslas, arba tas, kaip neįmanoma
Nu, aš irgi, vat, pas mane vat, irgi būna jam mokslai, ten mama sako, lietuvių kalbos, perskaitai tokią knygą, tam pasakė pavadinimu, o kaip atrodo viršelis? Aš esu tai, kaip tu taip neapsikrauni, žinai, sako, tai ką, žinau, skaičiau, gal skaičiau, neskaičiau, tai neskaičiau, žinai. Mama sako, taigi tau egzaminai bus. Tai kaip bus, tai bus, žinai, toks. Bet čia, žinai, čia tas toksai, nežinau, kartais kai kuriem žmonėm veikia tas go with the flow, bet kai kuriem, man atrodo, tas go with the flow sukelia dar daugiau streso. Vat pavyzdžiui, aš nesu irgi tvarkingas žmogus ir aš turbūt greičiausiai sutarčiau su tavo broliu, nes aš lygiai tai padaryčiau, palikčiau tą dubenėlį, nebent ten kokios, nežinau, vištieno, jeigu būtų kokie kalai, tai... No. Man svarbu, kad būtų tipo švaru. Man gali būti netvarkinga, bet man svarbu, kad būtų švaru. Ir aš labai šitą dalyką pastebėjau savo rutinoje ir savo gyvenime, kad man yra, kai kurie žmonės labai idealizuoja tipo tvarką, ne, ten yra perfekcionistiškai švarus, tipo pedantai visiškai, kur ten kiekvieną dalyką. Jo. Bet, pavyzdžiui, aš negaliu susikaupti, kai mano kambarys yra tvarkingas. Mano kambarys dabar tvarkingas, aš grįžtu ir aš tokia, blemba, ne, čia negerai, čia blogai, ta prasme, man čia koinės, man vietoj koinės, kodėl jos vietoj, tipo. Aš dabar neturiu ten eiti po spintą jų ieškoti ir man toks iššoks. Tipo, man reikia to mesinės savo gyvenime. Tai parodo gal tavo, kad mintis yra. Man, pavyzdžiui, tas, kad, mano tėvai, pavyzdžiui, sako, kaip tu gali ten rūbus ant kėdės pasidėti, kaip tu į spintą nepasidedi ten dar kažką. Sakau, bet aš geriau jaučiuosi, kai pas mane stalas yra tiesiog kažkiek apkrautas. Man kažkaip yra geriau, o ne kad ten lygus švarus stalas, ten taip viskas į vietas. Ne, turi būti koks pieštukas ne vietoj, ten, nežinau, dar kažkas ne vietoj. Man kažkaip toks... Gal atspindi mano tas mintis, bet man, pavyzdžiui, ramiau. Aš tada nestresuoju, aš taip atsipalaiduoju toje aplinkoje. Tas labai keista. Aš manau, kad kiekvienas žmogus labai daug skirtingai supranta dalykus. Tai, aš tai manau, kad tvarka tai gali būti skirtinga. Kitam yra tvarka, ką žinau, viskas išmėtyta, ten visiškai chaosas ir tai žmogui padeda. Ir aš tai manau, kad bet, pavyzdžiui, vyresniems žmonėms atrodo yra tas dalykas, kad viskas turi būti precisiška, viskas ten... Tava, žinai, tava. Tai jo, tai čia, manau, yra skirtingos tvarkos, tai... Jo, manau. Kitam gal atrodo nešvaru, tau gal atrodo kaip tik, čia viskas vietai. Man tiesiog tai, pavyzdžiui, patinka ir aš manau, kad tai yra su tom viskas okei. Šiaip Sotinė, biškit pritariu iš dalies tiesiog, bet aš tuo pačiu manau, kad, bent man kaip yra, jeigu mano kambarys netvarkingas, tai man mintis viskas susimaklinė, viskas tiesiog, tiesiog... Tuo metu, ar tu susijauki? Tvarkinga, tai tiesiog mintis dar labiau susipainė. Tiesiog, jeigu mano kambarys yra per ilgai tiesiog netvarkingas, man ir mintis kažkaip tiesiog netvarkingos. Jeigu, pavyzdžiui, mano kambarys susitvarkingas, kažkaip pabiškai taip ir mintis dėliojas ir geriau. Aišku, nesakau vėlgi, kad pas mane irgi bliūdų nesėdi. Faktas, pas mane podelių būna ir mėnesį pastovi, bet... Kur paskui mama ateina į kambarį ir sako, tai va, kur mūsų šeimos podelių. Jo, visa virtuvė kambarį. Bet tiesiog, pavyzdžiui, man taip yra tiesiog. Aš, pavyzdžiui, turiu kaip tokių draugų, kur atvažiuoja, ten viskas tvarkingai, aš taip... žinai, pas mane gal nevažiuokim, žinai, toks. Bet toks, sakau, kaip tu sako, man, pavyzdžiui, turi būti viskas vietai, žinai. Lova lygiai, viskas paklota, ten makiažo staliukas, viskas lygų, žinai, ten viskas. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, jai, pavyzdžiui, gal geriau, jai gal mintis, žinai, taip, ramesnės būna, kai apsitvarko ir viską. Pavyzdžiui, man bent jau būna, kad, nežinau, ar jums būna, bet toks etapas, kad labai per daug minčių pradeda tvarkytis. Man būna. Ne. Būna. Nebūna. Man tiesiog nemėgstu tvarkytis, bet man tiesiog užeina, kad nenoriu galvoti. Ir užsiemu ten pradedu. Ne, aš tada darysiu viską, tik netvarkysiu. Prokrastinuosi. Pasaidainu rokas. Ne, tipo, aš tai gyvenu šitą... gyvenu. Negyvenu visiškai, bet gyvenu Einšteino mindsetu, nes jisai, žodžiu, Einšteinas turėjo labai netvarkingą kambarį ir sakoma, kad jis niekada nesitvarkė kambarį. Gerai, aš nesu jau ant tiek blogai, aš esu savęs taip ne kambarį turiu menį. Ai, apskritai? Namuose. Kambarys tai
Tema su... Ne, tai namai ir kambarys čia du skirtingos zonos. O jeigu namai netvarkinga, tai kitas reikalas, ten jau iš tėvų gausi. Aš gyvenu su teta ir dėdė. Ir jie būtų tokie darboholikai, visiškai jie ten, mano teta jinai yra, mano mokyklai ten dirba, tai žodžiu, tai jinai ten visą laiką ten sutvarkaraščius, ten visus daro, ten, jinai, kadangi aš einu į Valdorfo mokyklą, tai ten yra kitas mindsetas, ten, tralele, žodžiu, bet jinai yra kaip viso tų, kaip ir galva viso to Lietuvos, to dalyko, tai jinai ten žiauriai daug dirba ir visą kitą, mano dėdė irgi labai daug dirba ir nieks nesitvarko. Aš vienintelis tvarkau namus. Tai šeimininkutė. Visiškai ir mane tas erinas, tipo, aš esu tarnas, tipo, žinai, tipo. Bet tiesiog sutvarkau, kada noriu. Taip, man niekada nebūna jokio spaudimo tvarkytis. Nebent mano močiutė atvažiuoja iš Marijampolės labai dažnai, tai jinai tvarko viską ir sako, padėk ir man. Ir aš padedu. Tai. Sako, čia šiaip iš tiesų jums padedu, ne jūs man. Tai mano tėtis yra perfekcionistas jam. Jis įgrįžta iš darbo, jis pradės viską tvarkytis. Ir man, pavyzdžiui, šitą jo atsavybę būna, kur vėl tai tvarkai, ten jau indus krauna ant aplavę, jau viskas ten virtuvėj daro. Ir tas būna, kad net man, pavyzdžiui, iš tėvų būna tas, kad, susitvarkyt, išvalyk tą, padaryk, ir aš taip, ne. Dabar nenoriu, dabar, žinai, toks savo tėvų. Nedarysiu. Jo, žinai, tas tėvų sako, kaip supras, tipo, čia irgi gyvena, žinai, namai. O toks man toks, aš negaliu, kažkaip mintis yra taip susidėliojus, kad, man nereikia tvarkytis. Man dar jos nebėga, taip, žinai. Jo. Tas toks. Bet, pavyzdžiui, būna irgi, tas atrodo, kad tos rutinos, mus turėtų mokyti tėvai ir taip toliau, bet visą laiką galbūt yra dabar organizacijų visokių ir taip toliau, kurios moko to tokio, nežinau, to prestižiškumo ir tvarkingumo. Ir, pavyzdžiui, kur jeigu jau tėvai ne visus susitvarko su savo vaikais, galbūt ne tik tada, bet kreipiasi ten kitų tokių dalykų. Ir yra tokia organizacija Vyrų kalvė, kur jie moko kaip ir, nežinau, kaip ir būti, nesakyčiau, kad galbūt gyventi pagal kažkokią paveikslėlį, bet moko tų tokių atsižvelgti į save, surasti poilsio, tokios kažkokios realiai, kaip gyvenant rutinoje vis tiek nepamiršti tų būtinųjų dalykų. Ar jūs manot, kad tai yra pravartus dalykas? Ar to mus turėtų išmokyti tėvai ir, nežinau, draugai ir aplinka? Aš tai manau, kad ne viską iš tėvų išmokstame vėlgi. Tasme, gyvenimo visa patirtis yra ir mokais ne vien iš tėvų, bet ir iš draugų, iš mokytojų. Iš savęs, dar. Taip, tai o šiaip apie tą Vyrų kalvę, tai aš manau, kad labai geras dalykas. Tasme, kad ir pavyzdžiui vaikinams, kurie neturėjo tėčio, tai ten manau labai geras dalykas, nes išmoksta tiek dalykus daryti, ten lauko darbus, nežinau, ties psichologinė pusė, vyrui, nes ypač vyrų psichologija yra rimtas dalykas. Jo, tai, mažai kalbėtinas. Jo, tai labai geras dalykas, iš tikrųjų, net pas būsi susidomėjęs. Šiaip netgi įdomu būtų padaryti tokį tyrimą, aš dabar kažkaip pagalvojau, kad kaip vyro rutina ir moterų skiriasi ir kiek kam reikia tipo laiko poilsio. Vyrai atsikelia kokią 30 minučių prieš. Jo. Vyrai. Ar čia priklauso nuo lyties rutina, ar daug įtakos rutinai turi lytis, ar neturi apšė? Ar gyvenimo būdas? Norėjau sakyti gyvenimo būdas, manau. Jo, aš tai, man tai šiaip atrodo, lytis tai nėra kažkoks labai, ta prasme, su kuom tu gimei, man atrodo visiškai nėra labai svarbu. Aišku, kai kuriuose vietose yra svarbu, bet kaip rutina, tai aš manau, kad ne. Nors šiaip moterims būna mėnesinės ir visi tokie dalykai, tai aš manau... Tas išmuša iš vėžių į rutiną. Taip, tai aš manau, dėl to gal šiek tiek skiriasi, nes jis toksai biologinis dalykas. Tai nežinau, aš manau, kad šiaip vyrui turbūt yra paprastesnė gal, jeigu taip žiūrint. Nes nėra nieko tokio dalyko, kur kraujas bėga. Dėl kurio jūs tumiais nepatogiai ir turėtum keisti savo kažkiek. Taip. Aš manau, kad paprasčiau tiesiog būti vyru. O ką tu manai apie tas organizacijas ir tu ateina? Ką jūs manot, ar reikia organizacijų, kurios realiai tipo
vat kaip Rokas sakė, ane, tenai ugdo kažkokius ar lauko darbus daryti, ar šiaip apskritai ten psichologinę sveikatą gilintis. Aš manau, jeigu reikia, jeigu tu neturėjai tokios kaip tėvų meilės šilumos. Pavyzdžiui, pas mane šeimoje, tai mano tėvai iš viso 100% juos įdėjo tiek į mane, tiek į mano brolį, tik gal sesiai mažiau, nes užsisukė savo darbuose. Yra ir tas, kad jeigu neturi, tai jo, bet jeigu tu turi tos meilės šilumos, tai tu jau pats išmoksi. Jau tavęs niekas kitas neišmokins, jeigu ne tu pats. Nes vis tiek tu darai savo rutiną, ne kažkas kitas daro, ir tu prisitaikai prie savo rutinos ir tu pats darai dalykus. Jo. Žinai, o tos, kur sakau, jeigu neturėjo tos kaip prioriteto, tokio kaip pavyzdžio, kaip reikėtų elgtis. Susidėlioti savo susitikimą. Jo, jeigu, pavyzdžiui, tėvai kokie visą laiką darbę būdavo, ten grįždavo namo tik naktimis ir vaikas būdavo visą laiką vienas, tada jo, žinai, jam būtų kaip tokia kaip pagalba, žinai, kad man atrodo, kad galbūt visos šitos organizacijos kažkiek jo iš dalies tuo atveju, jeigu tu to neturėjai, galbūt yra visai pravarčios, bet dažnai man atrodo, kad kai mes augam, nieks už mus kitas nesudėlios rutinos ir nieks mūsų neišmokys gyventi pagal kažkokį patternsą, ne, dėl to, nes kiekvienas patternsas žmonių skirtingų yra skirtingas ir individualus, vien dėl to, kad kaip skirtingai mes gyvenam. Ir gal tai netgi būna iš dalies kartais prokrastinavimo dalykas, kad manydami ir užsirašydami į tas vyrų kalvės ar ten merginom yra tas pats, ta prasme, į tokias organizacijas dažnai mes prokrastinuojam patys ir nesurandam jėgų patys susidėlioti savo gyvenimą kažkaip. Arba pradedam lyginti, kad aš nepadariau taip, kaip ten darė. Jo. Žinai, reiškia, mano rutina bloga. Jo. Toks. O tos organizacijos kažkokios mokomos, jos tiesiog padeda tau kažkokią rutiną susidėlioti, ne? Iš dalies taip, ne? Tu sakydamėjus. Aš tiesiog mačiau Instagramą, aš mačiau, kad jie ten eina žygius, ten daro visokius darbus, estafetės, kalbasi, žaidžia. Nes man ten tiesiog vaikinai, tiesiog, kad ten tie suaugę vyrai, kurie visą tą vyrų kalvę ir organizaciją padarė, bet jie ten vos ne kaip tiesiog draugai su tais vaikinais bendravo, tas ten realiai žiūri, fain. Pavyzdžiui, man teko dalyvauti vasaros stovyklos su draugais Marijampolėj ir tiesiog buvo tokia stovykla, ten susirinko tiesiog žmonės, buvo registracija, susirinko žmonės ir beveik vienas kito nieks nepažįsta. Realiai būdavo tokios kaip pokalbiai, susirinkimai, tiesiog kažką veikdom, žaisdom, žaidimus ir paskui daidavo kito, kad mums pasakydavo ir išmokindavo nuo kažkokį dalyką. Arba gyvenimo pamoką, arba psichologinį dalyką, kad apie supratimą kito žmogaus, apie savo tiesiog psichologiniai dalykai. Ir taip prieidavo prie dalykų, kur tiesiog atrodo, wow. Čia pats tipo nebūtum pagalvojęs. Jo, tas žaidimas, tas psichologinis dalykas ir apie gyvenimus dalykas, antiek buvo faina, kad tiesiog susiartėjai su tais žmonėmis ir paskui tai baigęs stovyklą tiesiog visi verkia net. Jo. Tai labai per fainas vietas prieidavo tie renginių vedėjai, kur tiesiog... Aš manau, gal tas fainai dar tie tokie, kaip sakau, deep pokalbiai visokie, tie gilų, žinai, kur tu gal nebūtinai žaidime, gal tiesiog po žaidimo, kai visi ten sako, galite išskirti, ten daryti, ką norit. Ir, pavyzdžiui, žinai, su keliais žmonėm ar su vienu žmogum tiesiog asmeniškai pakalbėti tiesiog. Ir tas, kad išsiritulioja koks nors toks labai gilus pokalbis. Ir tu sužinai apie žmogų, tas žmogus apie tave sužino ir tai tokių kitokių dalykų sužinai. Ir toks, man, pavyzdžiui, širdį paglosto, kai būna tokie pokalbiai. Man šiaip atrodo, kad iš principo kažkokios tai naujos veiklos ar kažkokie nauji, ta prasme, apskritai nauji potyriai ir tas išsukimas iš rutinos mus ir kuria ir realiai, dėlioja, padeda dėliotis, tiksliau, savo gyvenimo patternsą, savo rutiną, ne kažkokią kasdienybę, kažkokį mindsetą, pagal kurį mes gyvenam, realiai jį ir padeda dėlioti. Pavyzdžiui, nežinau iš tiesų, ant kiek tai, ta prasme, padeda susidėlioti rutiną, pavyzdžiui, konkretus, ne tavo pavyzdys, nes aš iš tikrųjų buvau toj pačioj skautų stovykloje ir aš esu skautė ir kažkaip, aš pastebėjau, kad aš labai daug ko išmokau, bet iš esmės, ar mane iš tikrųjų ta veikla privedė iki to, kad aš žinau, kaip planuoti laiką, žinau, iki galo žinau, ta prasme, kaip nepasimest savo rutinoj,
kaip pabėgti nuo tos kasdienybės, taip toliau. Ir aš vis aišku reikia pabėgti, čia labai filosofinis klausimas, čia tiesiog retorinis jisai buvo, bet nu, ta prasme, man jinai neparodė konkrečiai, kaip man reikia susidėlioti rutiną, bet realiai išmoka žiauriai daug tokių galbūt, vat, kaip tu sakai, gyvenimiškų patirčių. Tai čia labai svarbu tai ir paminėti. Kalbant dar apie tai, ar reikia pabėgti ar ne, tai tarkim, žmogus, kuris nelabai turi rutinos, tai aš manau, kad jam yra sveika išmėginti ir tą kitą medalio pusę, kad irgi turėti kažkokią rutiną, kažkokį laikotarpį, kažkaip išmėginti, tai aš manau, kad ir turinčiam rutiną žmogui ir ten visą planą ir viską susiplanavus, kartais yra labai gerai tiesiog viską paleistų. Yeah. Tai va. Tiesiog leis savo pailsėti kartais. Man atrodo, čia ir yra šito podcast'o tokia didžioji gilioji mintis ir išvada, kurią mes priėjom. Tiesiog leis savo pailsėti. Taigi, šiame podcast'e dalyvavo Rokas, Milda, Atėnė ir Samuelis. Ir mes buvome podcastas Nežmoniški žmonės, mus rasite LR2 YouTube, LR2 Instagrame. Iki kitų kartų, čiau!